Mielos merginos, moteris sveikinasi savo kanale Mystic Mama ir šiandien padarysime dėlionę, kas laukia mane savaitės bėgyje, 7 dienų bėgyje. Nesvarbu, kada jūs pasižiūrėsite šią dėlionę, nuo tos dienos 7 dienos pasijungs šios energijos. Dėkoju Jums už prenumeratus, nepamirškite paspausti pranešimus, kad visada gautumėte pranešimus, kai ateina nauja dėlionė, naujas video. Taigi, kas laukia mane 7 dienų bėgyje. Pagrindinė energija, savaitės energija. Kas pradžiugins, kas nuliūdins. Pagrindinis įvykis bus susijęs su tuo, su kuo būti atsargiai ir kortų patarimas man. Taigi pagrindinė energija, tai kryžkelė, tai iš tikrųjų per šias 7 dienas arba labai daug keliausite, bus daug kelionių kažkam, arba ši savaitė bus, reikalaus labai svarbių kažkokių tai apsisprendimų, padaryti sprendimus, reikės apsispręsti, tikriausiai turėsite tokią pasirinkimo laisvę, alternatyvius pasirinkimus, galbūt kažkam tai bus pasiūlymas, darbo pasiūlymas ir jūs, pavyzdžiui, rinksitės, ar likti sename darbe, ar man vis dėlto rinktis kitą, bet kažkam tai ir meilės srityje apsisprendimai kažkokie bus. Taigi, kelionės ir svarbus sprendimai, tai kaip pagrindinė tendencija, tai pagrindinės energijos, kas pradžiugins jūsų antroji pusė, kas ją turite, kas neturite antrosios pusės, tai gali būti bet koks vyriškis, tai gali būti ir jūsų kolega, jūsų brolis, jūsų sūnus, vadovas, vyriška energija, nes čia gausite tikrai malonų siurprizą, pamalonysit, galbūt tai bus komplimentas, galbūt dovanėlė, o galbūt kažkokia tai paslauga, arba tiesiog gražus gestas, kuris šią savaitę per šias 7 dienas jūs pradžiugins. O nuliūdins vėlgi kažkokia tai informacija, kažką perskaitysite, kažką gausite, kažkokį gal laišką gausite, ar pranešimą, arba, nežinau, darysite ruduo dabar profilaktinius tyrimus, sakysite, eisite ir, tie rodikliai, sakykime, nelabai bus jums tinkantis, patinkantis ir suprasti, kad reikia galbūt ar vitaminų pagerti ir panašiai, arba papildomai dar tirtis. Taip pat kažkokia tai informacija, dėl kurios galite nenuliūsti. Tie, kurie studijuoja, galbūt vėlgi čia matysite truputėlį, kad nespėjau perskaityti visko, nespėjau sukonspektuoti, tai tas vis dėlto rudeninis šurmulys gali duoti savo ir tos informacijos yra iš tikrųjų dabar labai daug ir ji labai įvairi. Tai būtent kas susiję su informacija, kažkam tiesiogiai bus, kažkas pames vadovėlį, kažkas pames kažkokią tai knygą, tai gali sužaisti šitą kortą labai aiškiai ir tiesiogiai. Tai žiūrėkite, stebėkite, būkite atsargios. O pagrindinis šios savaitės įvykis bus kažkaip susijęs su šeima kažkam, su savo giminėmis, giminių lizdu, kažkam tai su tėveliais, su tėvais, kažkam gali, aš kalbu apie įvairius variantus, nes tai yra bendra vėlgi dėlionė, dėl individualios dėlionės kreipkitės pas mane tiesiogiai, visi kontaktai yra aprašyme, taip pat paliksiu ir komentare, bet taip pat gandrai kažkam tai yra naujiena apie nėštumą, kažkam tai yra kažkokie tai pokyčiai, galbūt informacija ateis susijusi su jūsų būsima kelionė.
jeigu planuojate tokią ypatingai šiltuosius kraštus, na, kažkokie tai pokyčiai. Dažniausiai gandrai atneša geruosius pokyčius, ne, gera žinia. Taigi pagrindinis įvykis bus būtent su tuo susijęs. Na, dėl ko perspėja, ne, kortos, čia iškrito korta raktas. Dažniausiai tai ši korta kalba apie kažkokias technologijas, technikas ir gali būti tam tikri gedimai. Ar kompiuteris kažkaip sulūžo, ne, ar mašina kažkas ten barška, ar taip paprastai virtuvės kažkokie tai prietaisai. Na, dar šiuo metu, kai darau šią dėlionę, dar vyksta užtemimo koridorius, saulės užtemimas dar laukia už poros dienų, tai tikrai gali būti taip, kad ne, tokie lemtingi, ne, kažkokie tai dalykai gali atsitikti su mūsų technika, todėl čia, aišku, reikia būti, na, atsargiais, kalba apie tai kortą, ne, atsargiai važiuokite, jeigu kažką tai girdite baršką, tai geriau užsukti į autoservisą, nepalikti šiaip savo ir nepamirškite uždaryti duris, ne, pagalvoti apie raktinius dalykus, sustatyti prioritetus, nes vėlgi ruduo, darželį, mokyklos, būreliai, labai daug naujų veiklų, daug kas pradeda ir kartais būna sunku, na, atgauti netgi kvapą kasdienybėje, todėl svarbu uždėti prioritetus tam, kad neperdegtumėme, kad liktų jėgų visam rudeniui. Na ir patarimas, korto patarimas, lapė. Jeigu tik tais, vėlgi, čia galim sakyti, jeigu kažkas sulūžo, jeigu kažkokiu reikia jums pagalbos, jeigu neaiški yra informacija, čia kortos pataria tiesiogiai iš karto kreiptis pas specialistus, ne, patiems kažką tai netaisyti, nedaryti, kreiptis pas tuos, kurie remontuoja, kurie žino, teisininkai, ne, gydytojai, savo srities specialistai. Taip pat lapė, ypač tiems, kurie turi savo verslą, kalba apie tai, kad nemiegoti, reikia būti budriems, reikia suktis, reikia ieškoti galimybių. Laputė čia galbūt apie tokį šiek tiek gudrumą, kur, ne, jeigu reikia padaryti kažkokį tai sprendimą, tai galbūt geriau šiuo laikotarpiu pasirinkti ne ilgiausią kelią, bet trumpiausią kelią. Būtent apie tai yra ši korta. Tokia išėjo dėlionė savaitei, artėjančioms 7 dienoms. Linkiu jums, kad vis tik geri dalykai išsipildytų ir pasimatysime kitose video. Ačiū jums ir iki.